Kita padėka atitenka už kūrybingumą, bitininkystės ūkio puoselėjimą ir aktyvią veiklą bendruomenėje Želvos seniūnijos ūkininkui Vytautui Čiminui. Plojimai jam! Taigi kitos padėkos už darbštumą ir ryžtą puoselėjant gyvulininkystės ir augalininkystės ūkių. Nuoširdžią paramą Ukrainos žmonėms kviečiamas atsiimti Lietuvos seniūnijos ūkininkas Arūnas Diliūnas. Už augalininkystės ūkio vystymą, pagalbą seniūnijai ir jos gyventojams. Kita padėka atitenka Lyduokių seniūnijos ūkininkui Artūrai Jagielai. Jūsų plojimai! Į sceną kviečiamės už darnų ūkininkavimą, darbštumą, jaunatvišką ryžtą puoselėjant mišrų ekologinį ūkį, Pivonijos seniūnijos ūkininkas Vidas Jakučiūnas. Už optimizmą, darbštumą ir ryžtą puoselėjant augalininkystės ūkį padėkos kviečiamas atsiimti Sesikų seniūnijos ūkininkas Deividas Kinta. Jis neatvyko ir atstovu. Seniūną kviečiame štai paimti padėkos, kurią perdus Deividui. Už kantrų darbą bitininkystės ūkyje, aktyvią pagalbą seniūnijai ir jos gyventojams padėkos kviečiamas atsiimti Lyduokių seniūnijos ūkininkas Albertas Masiukas. Už augalininkystės ūkio puoselėjimą bei sėkmingai įgyvendintą melioracijos sistemų rekonstravimo projektą padėkos štai kviečiamas atsiimti Veprių seniūnijos ūkininkas Renatas Nanartavičius.
Už augalininkystės ūkio puoselėjimą bei sėkmingai įgyvendintą melioracijos sistemų rekonstravimo projektą padėkos kviečiamas atsiimti Sėsikų seniūnijos ūkininkas Saulius Pociūnas. Ponas ir ponai, už atvirumą naujovėms, darbštumą, entuziazmą ir sodininkystės ūkio vystymą padėka atitenka Pabalsko seniūnijos ūkininkui Algiui Sargeliui. Plojimai! Kita padėka atitenka už pavyzdingo mišraus ekologinio ūkio vystymą, aktyvią pagalbą seniūnijai ir bendruomeniškumą Sėsikų seniūnijos ūkininkui Gintarui Stankevičiui. Už kūrybingumą, darbštumą ir puoselėjimą verslą kaime. Kita padėka atitenka Vidiškių seniūnijos ūkininkai Janinai Stancikaitai Strikieniai. Plojimai! Už drąsias investicijas, augalininkystės ūkio puoselėjimą bei aktyvią pagalbą bendruomeniai ir seniūnijai. Į sceną kviečiamas Taujėnų seniūnijos ūkininkas Augustinas Šilvelis. Taigi, ponas ir ponai, kita padėka atitenka už sėkmingą idėjų gyvendinimą Giptinėje ir darnaus šeimyninio Tuomų ūkio vystymą Žemaitkiemio seniūnijos ūkininkams Editai ir Gražvydui Tomams. Kviečiame į sceną, pasitikite plojimais. Taigi, ponas ir ponai, keletą šio vakaro, štai laureatų negalėjo atvykti, bet mes pakviesime jų atstovus paimti padėkos už darbštumą, jaunatvišką ryžtą plėtojant mišrų ūkį ir seniūnijos kelių priežiūrą. Kita padėka atitenka Deltuvos seniūnijos ūkininkui Deividui Andriūnui. Kviečiame seniūną atstovą paimti padėkos. Pasitikite plojimais atstovą. Už spartų augalininkystės ūkio vystymą, darbštumą ir entuziazmą kita padėka atitenka Veprių seniūnijos ūkininkui Pauliui Nanartavičiui. Kviečiame atstovą seniūną paimti padėkos.
bitininkystės ūkyje. Kita padėka atitenka Želvos seniūnijos ūkininkai Neringai Pečiulienai. O šį vakarą taip pat nėra, negalėjo dalyvauti, kviečiame atstovą paimti padėkos. Na, prašom, kviečiame į sceną, plojimai atstovams. Paskutinioji padėka atitenka už aplinkos tvarkymą Jakutiškių kaime, pilietiškumą ir seniūnijos kelių priežiūrą Veprių seniūnijos ūkininkui Deividui Rudokui. Jis taip pat šį vakarą negalėjo atvykti, kviečiame atstovą seniūną paimti padėkos. Prašom. Drąsiau, prašom atstovas. Gerai. Tik ačiū labai, ačiū rajono vadovams, ponas ir ponai. Toliau čia į sceną sveikinimo žodžio tarti pakviesiu Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų vicepirmininką Algį Baravyką. Plojimai. Mielas merė, gerbiami ūkininkai, mėly kraštiečiai. Man visada malonu sugrįžti į savo gimtinę, Ukmergę. Esu čia gimęs, užaugęs, čia mano šaknys. Ir visada malonu pasižiūrėti, kaip plėtojasi miestas, kaip gražiai apdirbami laukai. Grįžtu į savo kaimą, vasarą pasiimu dviratį, važiuoju aplink Ukmergę. Iš tikrųjų džiaugiuosi, širdis džiaugiasi, laukai apdirbti, prižiūrėti, išpuoselėti ir tai yra jūsų visų triūsas. Žemės ūkio rūmai vienyje apie 40 asociacijų ir jūsų krašto, mūsų krašto arba mano krašto, sakyčiau, atstovavimas Ukmergės rajono žemdirbių asociacija yra ne paskutiniai vietoje. Jūs puikiai atstovauja jūsų atstovas Algirdas Valaiša. Ir visada jisai aktyvus atstovas, dalyvauja, visada pasako, kokios yra problemos, jeigu kažkur tai yra kokie tai neaiškumai, visada pasako, kad mūsų rajone yra tokios ir tokios problemos ir sprendimai priimami visada atsižvelgiant ir į jūsų, sakykime, surinktas bendrus rūpesčius ir bendras problemas. Tai, žemės ūkyje tų problemų kiekvienais metais nors vežimų vežt. Tai išmokos mažos, tai neteisingai paskaičiuotos, tai nušalo, tai nulijo ir iš tikrųjų, tie darbai jie yra rutininiai, jie niekada nesibaigs. Ir dar galiu jūs nuliūdinti arba nudžiuginti, suteikti tokį ateitį. Europa eina žaliųjų kursų ir, iš pradžių tas kursas lyg skamba, kursas toks, kaip sakyt, toks tarsi neįtikėtina, kad tai bus, bet Europa neatsitraukia nuo žaliojo kurso. Tai reiškia, kad neproteguojam jo, bet iš esmės tai yra didžioji politika ir Lietuva nuo tos didžiosios politikos pasitraukti negali. Negali pasitraukti nei Lietuva, nei Žemės ūkio rūmai, nei Ukmergės rajonas. Ir į tą didžiosios politikos komponentą, jisai visada ateina ir ateina su spaudimu keisti aplinką. Europos vartotojai sulig žaliuoju, sulig klimato kaita, sulig visais pasauliniais įvykiais presinguoja ūkininkus, ir verslą eiti, vis tvariau gaminti, žaliau, gyvūnų gerovė ir taip toliau. Problemos yra tokios, kad, norai yra geri, iš tikrųjų geri, bet, kiek ateina makulatūros su tuo, tą visą makulatūrą pervirškinti. Lietuva per maža yra suvirškinti visą ES makulatūrą ir tai yra mums didžiausia problema. Tai būkim vieningi, susitelkę, iš tikrųjų Žemės ūkio rūmai stengiamės iš visų jėgų, dirbam, ieškom problemų, klausimų daugybė yra veterinarija, aplinkosauga, paramos klausimai, įvairiausi, maisto sauga, visi praktiškai susiję su Žemės ūkiu ir jūsų darbais. Tai būkim vieningi. Daug organizacijų, sakykime, šitam
globaliam pasaulyje pradėjo blaškytis, kai kas išstojo iš rūmų, kūrė savas organizacijas. Mes išlikom visos 40 asociacijų vieningos, einam tuo pačiu keliu, pagal, reiškia, nusistatytą tvarką. Ir pas mus, sakykime, vyrauja tam tikra ramybė ir pastovumas. Ir mes jau jaučiam, kad tie, kurie blaškosi, neberanda kelio ir galbūt grįš ir pas mus, kažkiek palaukus. Tai čia tokia, kaip sakyti, įžanga, o šiandien yra šventė. Šiandien šventė, jūsų šventė, metai baigėsi. Kai kam, ne tokie linksmi galbūt tos grūdų kainos ir ekologinių grūdų, ir aplamai grūdų kainos prastesnės. Bet reikia pasidžiaugti, mes turime tos globalius procesus, karas kaimyninėse šalyse, ten iš viso tragedija. Jeigu tai pasižiūrim, tai mes dar gerai gyvenam kol kas ir nereikia, kaip sakyt, nusiminti, reikia palaukti, ar ateis geresni laikai. Aš pats iš kiaulinkystės asociacijos, tai pas mus 2 metus buvo tragedija, bet šie metai, sugrįžo kainos atgal ir atsigaunam. Tai turėkit šitą viltį ir ūkininkavimas yra stabili investicija ir pragyvenimo šaltinis garantuotas. Tai visiems jums linkiu iš tikrųjų tokios ramybės ir geros šventinės nuotaikos.